Sveiki visi, sveikinuosi Service 007, norėdamas pademonstruoti dar vieną hibridinį automobilį, kuris važiuoja su Landi Renzo sistema. Tai į šį Lexus NX 300H modelį, kuris turi 2,5 litro 4 cilindrų hibridinį variklį, tai yra MPI variklis, be tiesioginio įpurškimo, be dvigubo įpurškimo, visų 100% važiuojantis dujomis, toks pat variklis stovi ir Toyota RAV automobiliuose iki ten 18, beveik 19 metų modelio. Taip, kad tikrai labai vykęs variantas. Iš tikrųjų turim iš tos variklių čia per pusantros savaitės 3, tai 2 Toyota RAV ir 1 Lexus NX 300H. Visai neseniai dar vieną NX 300H darėm, taip kad tikrai pakankamai toksai, sakykime, populiarus variantas, visų trokštamas, norimas ir panašiai. Tai šį kartą šitam Lexus NX 300H sumontavom kokybiškiausią 4 cilindrų Landi Renzo Omegas komplektą, kokį turim ir galim pasiūlyti. Tai yra valdymo blokas aliuminis, Landi Renzo Omegas, va štai šitoje vietoje. Greta be abejonės benzininis valdymo blokas, taip kad didžioji dauguma kontaktų ir mums reikalingų signalų yra lituojama būtent prie pačio valdymo bloko. Čia turim sumontuotus Landi Renzo Girs dujinius purkštukus, atnaujinto tipo dujinės fazės filtras su vėlgi atnaujintų elementų. Skystos fazės filtras taipogi čia šalia, lengvam aptarnavimui, filtrai štai čia, ranka pasiekiami ir sumontuotas Landi Renzo LI10 Turbo Oversize dujų reduktorius. Iš principo skirtas netgi dviem turbūt tokiem varikliam, taip kad pilnai važiuos ilgai tikrai nuobodžiai su šituo varikliu. Na, kaip visada, Landi Renzo sistemos montavimas mūsų Service 007 dirbtuvės yra atliekamas pagal aukščiausius kokybės standartus. Tai reiškia, kad yra naudojamos teflonų dengtos kokybiškos dujinės žarnos, spyruoklinės sąvaržos, specialios apsauginės gofros, laikikliai. Kiekvienas kontaktas, kaip jau paminėjau, yra lituojamas, apsaugomas termokembrikais su klijais, o laidai yra įvelkami apsauginės gofras ir izoliuojami be abejonės dar papildomai. Tai vat labai panašiai atrodo laidai variklio skyriuje, taip kad visas tas montavimas stengiamės, kad atrodytų patikimai, tvirtai, be abejonės ir filtrų laikikliai tvirti, ir purkštukai visi ant laikiklių, ir valdymo blokas. Na, niekas nenumesta, bet kažkaip nepagalvojus, viskas apgalvota taip, kaip turi būti. Tai va, tai tiek apie variklio skyrių. Variklio skyrius, aišku, švarus, gražus, nuvalytas, kaip ir dera. Apvalus, gražus, su guminiu apvadu dujų mygtukas sumontuojamas štai šitoje vietoje. Labai patogi vieta, labai gera, kadangi pats vairavau, testavau automobilį, puikiai per daug neblaško, ranka pasiekiama, sėdint, akies žvilgsnių visą laiką galima matyti kuro kiekį balione, tikrai labai gera vieta. Pildymas prie benzino užpilimo vietos ir čia pasistengėm ir įtalpinam pilną reiškia angalį tam, kad nereikėtų nieko nei prisukti, nei atsukti, tai išskyrus šitą kamštelį be abejonės, bet iš principo atsidarę mes iš karto galim piltis dujas, kas yra tikrai labai patogu, gražiai viskas pasislepia ir užsidaro po užpilimo dangteliu. Dujų balionas atsarginio rato vietoje, turim sumontuotą 63 litrų Bormech gamintojo balioną, puikiai čia jisai telpa, lygiai gražiai, tvarkingai, gražių kampų teisingų, taip kaip ir turi būti, apie 50 litrų pagal faktą degalinį bus galima prisipilti. Manau, tikrai labai geras variantas kaip tokiam automobiliukui. Tai va, jeigu panašaus kažką planuojate įsigyti ar vairuojate ir tikrai norit kokybiškos sistemos ir ne tik, kad pačios sistemos kokybiškos, bet dar jos ir kokybiškai sumontuotos, tai kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.